Labas rytas, štai ir aš. Vienu žodžiu. Sankabėlį nebepritrauk. Ir kondišoniero. Buvau atsigavęs šeštadienį. O šiai dienai jisai neveikia. Galbūt reiks keisti sankabėlę. Tai vienu žodžiu, sankabėlės neėmė numauti. Nuėmė. Siovniką neturim kokį, varžtus bandėm su, bet nieko gerą. Su atsuktuvais krapštėm irgi nieko gerą. Tai dabar pats kombainuotojas atvarė, tą su juo bišį bandėm nuimti ir nenuėmėm, tai prikali tas lakutes, tą metaliukus, plokšteles tokias kiekėja. Sakė, po biškį gal suk, tai gal biškiuką šaldys. O šiaip tai išvažiavo į Šiaulius parsivežti naujo kompresoriaus. Tai šiandien vakarė pakeis visą siurblį kompresorių. Eina jau mūsų rūdžiukai į trasą. Turim tokį neblogą laugą. Ir matos toksai žemyn. Tai kai reikia įdirbti ar tesėti, tai tą kalną sunkiai davo. Kombainas irgi su pilnu bėja leistis. Aišku, tas labai gerai. Tik su tuščiu. Rūgiai bus rūginė, daužo rūgius, jau čia apie 2 bunkerius yra. O čia yra kviečiai, kur šiandien baigia kult vieną laukiuką. Dar ne visus turim nusikūlę kviečius, tik tai pagal lokacijas dabar kuliam rūgį, nes geriausiai gaunas, kombainą nereik varinėti daug. Na, va, seną kompresorių nuėmiau, dirželis, 4 varžtai ir viskas rankose. Na, čia vakar buvo pasigaminęs, bet paskui vis tiek jis jau šalo visas radiatorius ir nebeputiniai vėjelis. Nieks čia veitų naujas. Vakar parvežė iš Šiaulių. Reikia sukeisti, bet reikia freoną išleisti. Nu ką, kondicionierius ir blis jau pakeistas. Man kombainą užkūrė. Dabar manau reikia vežti kolegą prie traktoriaus, kuras susipils. Biškį šiokių tokių darbelių yra, papjausiu benzopjūklų iš lauką meduką. Tiksliau jį nuvirtusi medį. Nuvirta. Biškį apiputėm, išputėm, damušėm. Dabar nusirenkam koloną. Pilna visokių šūdų prisikaupę per sezoną. Smulkintuvo pyliukai. Striukė, pjaustas betonas pusėje. Kuro filtras kombaino. Kino čia filtras. Dar vienas kuro filtras.
Trijų lentą nuo ratų. Kažkokia juosta. Kažkoks tepalas. Guma. Kombaino. Kaip tas? Nu čia. Pelų skleistuvo. Gumos. Guma, kur kažkada dariau ant trąšų aparatą. Skystų. Kombaino dalis ir peiliukai. Peiliukai, eskavatoriaus planšas. Skudrai. Filtras, trijolento dalys. Kaištis. O čia kažkas buvo. Alyvas įsipylė. Ir vėlgi kombaino dalys nuo už užpraeitų metų. O, šitą kažką privertinti galima. Nu ką, biškį pavalysim kviečių sėklytei. Reikia susikasti šitą. Gal kaip ir lengviau. Nors ne, iš jų nesmogu. Nu ką, reikia priekabas, biškį atlaisvintai. Stumsim atbulinę. Atsikabinom nuo džionę, nes su krautuvų stumt patogiau atbulinę, kai visi keturi skinės. Digelis vietoj. Tik labai jau kaklą paskaust, kai stumė atbulinę su tuo kviečiai, sėklai, biškį šiokia tokia barikada, čia rugiai. Dabar prisivarysim džandyrą, prikabins džandyrui, kad galėtume išversti, nes krautuvų nėra poros. Nu ir dar va strongą įsipylėm. Čia yra sėklai. Visas tas yra sėklai. Tai kiek jie čia tų rugių sės? Neįsivaizduoju. Kiek po 100 tom atrodo hektarą sėjęs? Po 200. Būna ir taip gyvenime. Ėmiau iš vidurę. Maišus, nes norėjau ten padėti. Ir vienas atsidūrė ant žemės.
varikliam paruošti. Ką? Paleidžiam. Jisai tuščias, bet orą pučia. Tai kaip batutas, o tas nieka. Nu va, jau duobė daug suvalgė. Reikia eit paversti. Sigūrėm dagačiai, įsijungėm hidrauliką. Na, dar gabėtų biškį. Eit pasižiūrėti, kiek čia mums liko, tai prieka buvo. Eik! Realiai galiu išversti ir išvažiuoti. Tai turbūt taip ir padarom. Išverčiam, nusivalom viską. Išsišluojam. Turbūt. Nu, gal prašišluosim, tegul spumpuoja oras. Nes išleidinėja, kiek jinai čia pastovėja. 2 valandas. Stabdžiai neusirakina, bet iš pagalvių išleido biškį orą. Все, priega buvo tuščia vietoj. Galime ją iš... Tau prasidės tikrasis linksmybės. Vežti iš čia. Su šituo kaušiuku. Šitą reikia pasitraukti atgal. Galą. Valtrą. Priega baba. Iš konteinerio. Krautus apturėjęs palangų, kur jau labai senai jiem kažkas jas valė. Sakau, kadangi šiandien dirbu biškį laisvesnę laiką yra, kai kada patrinsiu šitos langus. Štat matos. Ne per daugiausiai ir lyga, ką biškį pakasam kamputį, susitvarkom. Dabar čia viską reikia susikasti. Į šitą maždaug vietą čia iššluoti tą kampą gražiai. Kol ten balus. Buvom kamputis ir švaros jau. Bet su šluotai pavaryti reikia. Ties tą pačią šiupelę. Pamiršau uždaryti. Abu bairis nutempė priekabą su atviru bortu. A būtų pylęs, jį būtų bėgęs. Jį būtų derliaus neparvežęs. Nu va, švaru, gražu. Nu, išvažiuoju lekščiuot. O man reikia nuvežti posėlį. Mišinys. Išmėsiu. Velniškus greitis važiuoju pas tave.
turbūt. Irgi nemaža. Jau kolega dirba. Važiuojam atgal. Bus priekabą nutimpti. Nu, dar pribėgdami ir pavalom grūdus. Derlius va toksai žolės. Be šių matų svečių labai trumpi. Elektra šneka. Nu, dar vienas žygdarbis buvo atlikts. Atvarėm raudonikę kuliarūgius. Ir visą lauką gal prikuls priekabą. Einam čiųjų prie keliuką. Taudis man turi atčiut pasimti. Ne čia sėdėti beprasmiško. Visą dieną. Ir pagalbos prie džiovyklos. Drėgną pamatuokim. Pasėmiau iš tikro. Reiškia atšals į normalią temperatūrą ir tada pasimatuosim drėgmę. Smulkėjo nuo pačio ryto. Drėgmė 13,8 kviečių išleidžiam į priekabą. Reikia pilti sandėlį.
Tai per varą porcijom. Bet jau į pabaigą. Be 15 minučių bus pilna priekaba. Kas be ko pasisveriam. Mes šitą priekabą. Ir mes sveriame 3, 4, kaip vykto turiu. Priekabos svoriai. Stronga, o 1,618. Jo 1,618. 3, 4. 9 kem atimti 1, 6, 18. 18 tonų 700. Priekabą sveria. Susliau, grūdai sveria, ne grūdai. Ką, į kamazinės nepamiršom. Priekabas. Siveris. Iškai bus ką pakasti. Jėzau. Blogai, kad tai verčias. Nu, kaip atrodo, 3 džiavyklas. 4 čia. Čia dar tą sustumti reikės. 18 tonų iš viso. Vieną priekabą telpa iš džiavyklos. Nuda mušinėjom kvietukus. Kūlė, laukiam. Žiūrim. Šypmeną. Nu va, Mindaugėlis man įkūlė vieną priekabą. Dabar dar į šitą įkul sėklai. Važiuojam kažkaip kažkur prisiparkuosim. Ir paskui tempiam abidviną. Namo vieną atsikabinu, kitą išverčiu varos gal. Blemba sunkus džondieris, žiauriai sunkiai paėmė iš vietos. Nebuvo niekada taip, kad visą laiką be sankapas paimdavo, dabar net sankapas reikėjo ir biškį priduso netgi. Sunku šitie. O viena savo. Nu tai čia maždaug gavo 4 hektarai yra šitas laukas. Priekaboje apie 20 tonų, 21. Tai gavosi apie 5 tonas iš hektarą. Sakyčiau, visai neblogai.
nėra žemių čia. Lemba, kaip įsigandau, kai turi 2 priekabas. Tai šita mano stronga yra platesnė, žymiai negu ten ta figelis. Tai dabar žiūriu per veidrodį, nematau aš tas priekabas, biškai dar pasukiau už tą vairą, aš nei priekabą, kai kada, kai susikreipia, tu matai, ar ir kamputis ar ne. Nematau, Jėzau, galvoju, pamečiau. Nu tai, išlipau, pasižiūrėjau, tą pačiu padangas pasižiūrėjau, nes su jie negali lėkti, ten labai kaist padangas ant jos. Tai važiuoju 25. Padangėlė šiltas. Nu nieko, nebedaug liko. Greitai čia. Dar reikia įsiversti strongą, atsikabinti šitą, prisikabinti kitą priekabą, varyti. Atsikabinti tą turiu omeny figelį. Ir prie strongas prisikabinti kamazinę. Ir liek toliau. Jau 2 priekabas. 2. Vieną pats prisipūliau. Ką čia nepasigirsi. Visai gerai sekės. Normaliai, geriau nei tikėjausi iš tikro. Ir dar 3 nusimato. Ir man atrodo 4. Labai gerai byra. O važiuot tai biškį ir galus. Biškai, šitas John Deere KM3 trauk reikėjo kabintis klasą, būčiau sulakstas greičiau. Na, aišku, su pilna nepalieksi, nes tik 3 važiuoju su pilna. O su tuščia užtas būčiau 53 nuvažiavęs. O dabar tik tai KM3, KM2. Nu ką, bandom su 2 priekabom užkilti kalniuką, tokį biškį smėliotą turim. Kviečiu vieną pilną ir galinę pilną, 1 bunkeris tik tais. Aš tikiu. Aš tavim tikiu. Naujas padangas geras, biškį įsibėgėsiu ir turėčiau įtempti. Pavyka. Nu, būtų galinė pilna, būtų jau buvę žymiai sunkiau. Dabar biškį įsibėgėjau, tai gerai. Gerai, nereiks antrą kartą važiuoti. Labai ribotai galim. Tik tais priegalą pakelt. Jau žiauriai ribotai. Tai tenko biškį žaisti. Kad stogą nenukelt. O, labai arti viskas. Bet bėga gerai, sausyti kviečiai. Tai priekabai įkritęs jausmingi. Nu, teks vis tiek į lauką išvažiavus pasikelt, kad viskas nuo priekės su bėgtų į galą. Tada kamazinę priekabą reikia išversti prisivarius. Grūdų neįsineš namo. Bėga pabiškai. Kai vanduoja, sausi, kažkai kokie drėgmė. Taip įsigalėm išvažiavę į lauką, kad visi grūdai subėgtų į galą. Nes ten lašas likęs. O, čia iš ten ta byra. Nu, jo. Gerai, subėga, leidžiam žemyn, įstumėm ir išpilam likutį.
Kas tikrai keista, kad švariai išbėga. Šilta. Tai va. Mano darbai jau baigti šią savaitę. Traktorių pastatysiu. Biškį dar ant kiemo, kad kolega galėtų grįžęs išpilt bunkerį. Nes bunkerių grįžti, kulė rugius. Nieko nebėra. Čia įvarys vėliau. O aš viską užrakinėjau. Savo, ne mano, kažkinos lodą pastatau vietą. Įvarau namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite prenumeruoti, laikinti, subscribinti. Taip, paprašiau jau, ne? Kada? Ko dar čia paprašius? Laikinti, subscribinti. Komentuokit, va. Ir susitiksim kitose. Iki. Nu, nemažai, ne, kur reikia. Čia gavosi apie... Grubiai skaičiuojant 20, 60, 67 tonas kviečių iš 15 hektarų, tai gaunasi apie 4,5 tonos iš hektaro. Nu, dar sakyčiau neblogai, kaip pas mūsų čia. Mums. Dar nepriskaičiavau, dar 7 tonų. Tai vis tiek kažkas apie 4-8 gal ir bus. Tonas hektaro, nes dargi ta figelis, beveik pilna priekaba yra sėklai, gražus kvietukai. Tai va, šiam 7, ne, sakiau, tai dar 7, tai kiek čia 7, 4, ne? Jo, tai va, 7, 4 iš 15 ir žinosim visą tonažą.